Laidą Lietuva jūrinė valstybė pristato Klaipėdos Energija. Ar vasarą ir žiemą beįvažiuotumėte į Klaipėdą visada ir iš bet kurios pusės beįvažiuotumėte, visada matosi kaminas, kuris yra už mūsų. Kaip romantiška. Labą dieną. Eisim pažiūrėti, kas per kaminus, kodėl rūksta dūmai arba nerūksta ir iš viso, ką ten galima pasukti, paspausti. Apskritai, Giedrė, tai yra laida Lietuva jūrinė valstybė. Tai va, prie ko čia kaminas? Šiandien mes pasakosime apie tai, kas suteikia visam miestui, o taip pat ir jūrai, energijos. Kaip įdomu. O be to šioje laidoje dar matysite. Čia yra kamino vidus. Taukštą, matot, turbina užsidarė. So let's go and visit LCC University. Mūsų dėstytojas yra arba iš Amerikos, arba Kanados. Kai prieš minutę ištarėme jums sveiki, tikėjome, jog esate sveiki fiziškai ir turite daug energijos. Šiandien laidoje Lietuva jūrinė valstybė, pačios jūros bus kiek mažiau, tačiau energijos tikrai nestiks. Pirmasis reportažas iš akcinės bendrovės Klaipėdos Energija. Tai viena seniausių Lietuvos energetikos įmonių, išaugusių iš dar 1929-aisiais pastatytos anglimis kūrenamos elektrinės ant Danės upės kranto. Ir nors žadėjome apie jūrą mažiau kalbėti, be jos Klaipėdoje nė žodžio neištarsi. Toje anglis elektriniai laivais iš užjūrio buvo plukdoma. Tai buvo vienintelis miesto elektros energijos šaltinis iki pat 1959 metų. Apie tai dar ankstyvą pavasarį mums pasakojo istorikas Julius Žukas. Lietuvai prijungus Klaipėdos kraštą pradėjo labai sparčiai didėti gyventojų skaičius. Faktiškai per tos 14 metų padvigubėjo miesto gyventojų skaičius mažiausiai. Žodžiu, pradėjo trūkti energijos ir tada buvo nutarta statyti elektrinę. Vieta buvo parinkta prie Dangės upės sąmoningai. Į šitą, nors čia yra toks gruntiniai vandenys labai nepatogu statyti, bet tačiau prie vandens labai privalumas, kadangi Dangė tuo metu buvo kaip uostas naudojama. Čia jūriniai laivai plaukdavo vidutinio dydžio. Ir tai, vadinasi, čia buvo patogu privežti įrengimus. Svarbiausia, šita elektrinė buvo šiluminė, anglim kūrenama, reikėjo daug labai anglies. Tais laikais beveik nebuvo jokių mechanizmų, rankų darbas. O tuo metu savivaldybė stengiasi, kad viskas būtų atliekta kiek įmanoma vietinėmis jėgomis. Tai pačių įrengimų gabenimas ir montažas buvo patikėtas Frankfurto firmai iš Vokietijos, o visą kitą absoliučiai atliko vietiniai statybininkai. Dvi vietinės firmos statybos, jos atliko statybą ir darbininkui dirbo keliom pamainom ir faktiškai rankų darbas. Ir reikėjo pradžioje labai daug tūkstančius polių įkalti į žemę, kad būtų galima tvirtą pagrindas turėti. Reiškia, po to betono plokštė buvo užlieta. Mums pasakoja, kad ten sukalta yra tūkstančiai tų labai specialiai, kadangi tvirtas grūdas maždaug tai keliolika metrų gylis randa. Tai suprantat, reikėjo kitaip būtų čia. Tai reiškia pastatas, kuris stovintis tvirčiausiai turbūt Klaipėdoje stovi. Nu, čia įdėta ir faktiškai per pusmetį viskas buvo statyta. Tai žinant tuo metu, kaip sakiau, technikos lygį, technologijų lygį, tai stebėtina ir kokybiškai, reiškia ir greitai. Ir pastatas buvo. Ir suprantama, tai vienas pliusas buvo prie Dangės dėl to, kad tai buvo galima atvežti šitą įrengimus ir anglį, kaip žaliavą, kurą. Tai va čia ir siejasi su mūsų laida jūrinė valstybė, nes kitaip nebūtų galėję. Vandens reikėjo, buvo aukštino vandenio, tai šviesų vandenį reikėjo, bet esant reikalui buvo paima iš Dangės vanduo, vadinasi. Na ir be to plėtėsi ta elektrinė. Beveik pastačius neužilgo poreikiai patrigubėjo elektros, vėl pritrūko. Tai vėl pastatė naują, dar galingesnę vieną turbiną, jau 5000 kW. Ir žodžiu, tai tokiu būdu šitą elektrinę tarpukariu vis plėtėsi ir plėtėsi. Kadangi miesto poreikiai augo, tai žodžiu, miesto pramonės ir gyventojai svarbiausia, sparčiai buvo elektrifikuojamas miestas. Ir jau 10 000 klaipėdiečių būtų buvo elektrifikuota jau maždaug 300 metais. Kada buvo nugriautas tas senasis kaminas? Jau priartėjus visiškai frontui, taip, traukdami vokiečiai, ką galėjo demontavo būtent, o kas liko, vadinasi, įrengimus kunigų, juos sugadino, o abu kaminus susprūdino, nugriovė. Taip, čia buvo susės objektais. Istorija visuomet yra įdomi, bet vaikščiodami Klaipėdos energijos labirintais ir jūs po juos vedžiodami, nepaliaujame stebėtis. Kada nors visas šis kompleksas galėtų tapti didžiuliu muziejumi. Čia yra kamino vidus. Taip. Nes po šito griozdo, po šitų kolosų, metaliniai vartai, su uždarimu sandarių hermetišku,
kad nepapultų radiacija, nepapultų visokie nuodai, dulkės, jeigu bus griuvėsiai. Nuo unikalios 20-ojo amžiaus pradžios technikos, kurią Klaipėdoje sumontavo Frankfurto prie Maino firma AEG, vien šiluminis katilas tarsi 5 aukštų namas, iki jau sovietiniais laikais kamino pade įrengtos slėptuvės to meto išrinktiesiems. Čia už 3 metrų storio mūro tikėtasi slėptis nuo atominio sprogimo. Ir buvo saugomos čia ne tik dujokaukės, bet ir maisto bei vandens atsargos. Kad žmonės turėtų kuo kvėpuoti, neužterštų orų, čia yra filtrai ir jeigu elektros nebūtų, nors ten yra akumuliatorius pašvietimui, čia yra galimybė orą paduoti rankiniu būdu. Prašau, padirbėkit. O tai čia kai suki ir duoda? Taip, čia yra kaip kompresorius. Tai čia, palauk, tai kažkoks žmogus turi būti kompresorius? Taip, jeigu elektros nėra, o kvėpuoti, taip, jeigu reikės pasikeisdami, statysim žmogų, vienas pasuko pusvalandį, kitas jį pakeitė, bet kvėpuoti tai visi turim, kad neuždusti. Tiesa yra dar viena Antrojo pasaulinio karo slėptuvė. Šiluma bei elektra strateginis objektas, tad jei bomba tiesių taikymų kristų, numatyta kur slėptis procesus valdantiems. Tas toks nameliukas su nuolydžiu. Taip, Tai jis buvo skirtas, ne visai tualetas, jis buvo skirtas tam, kad jeigu prasidėdavo oro antskridis kažkoks tai ir bombardavimas, kad turbinistas galėtų pasislėpęs ten stebėti veikiančias turbinas. Ir ten, matot, langelis toks nedidelis yra. Ir jūs turėsit galimybę užeiti. Jis yra paskaičiuotas, kad bombos, jeigu kris ir visa turbinų salė sugrius, ten žmogus pasilikęs išlieka sveikas. Karas, nesvarbu, vis tiek turi būti ir žiūrėti turbinas. Aš irgi bėgčiau iš čia. Pagal mūsų civilinės gynybos planus, turbinistas palieka turbinų salę po 23 arba 27 minučių. Parodykit, kaip jis ten atrodo kažkaip. Matot, skylutė yra, užeinam. O tai čia tikiuosi švaru. Užeinam, paliksim mes. O, pasižiūrėkit. Matot turbinas? Turbinas matau, bet kas iš to, pavyzdžiui, kad matau? Tai užtenka, ir krenta, ir jūs va čia po tuo mūru esat saugi, čia daug metalo, daug betono supilta, tvirta ir jūs išliekat saugi. Jau kurį laiką mūsų pasakojime šmėkščiojo žmogus visą savo gamybinę veiklą susijęs su Klaipėdos energijos įmonė. Tai daugelį profesijų ir pareigų čia praėjęs šilumininkas Valerijus Galkinas. Mes tikime, kad ekskursija su juo bus įdomi ne tik gausybė netikėtų klausimų pateikusiai jaunai šilumos specialistai Giedrei, bet ir mieliems laidos Lietuva jūrinė valstybė žiūrovams. Taigi kviečiame neilgon pažintinėn kelionėn. Dabar mes papuolam į pagrindinį gamybinį pastatą. Tai yra įvažiavimas, buvo geležinkelio bėgiai, kuriais buvo iškeliamos pagrindinės turbogeneratoriaus detalės, pats generatorius, jo rotorius, turbina, jeigu reikėdavo išvežti, išvažiuodavo per šitos vartus. Dešiniai pusėje. Pasakykit man, ar čia moterų yra buvę, ar čia dirbo moterų? Labai daug moterų buvo kažkada. Dirbo turbinų padėjėjom, dirbom maitinimom. O dabar nebeteina? Dabar praktiškai tik taip patalpų valytoja, pagalbinė darbininkė. Dabar randamės mašinų salėje, kur išlikusios autentiškos turbinos numeris 3 ir numeris 4, pagamintos Vokietijoje, matot užrašą AEG firma. Ką reiškia 3 ir 4? Tai yra stoties numeriai 3 ir 4. 3 yra 1934 metų, o 4 1941 metų. Kaip suprasti mašiną pavojuje, kas čia ką čia reiškia? Čia yra valdymui, kad personalas turėtų ryšį betarpišką su valdymo pultu, nes valdymo pultas valdo generatorių, jį išjungia arba įjungia, o turbinistas valdo turbiną. Ir jeigu jis avarijos metu išjungia turbiną, reikia nedelsiant 1 minutės bėgyje
generatorių atjungti. Tai tada jis spaudžia mygtuką dėmesio, mašina pavojų. Jie Dabar gauna, jeigu paspauščiau. nu, pas juos iš karto užsidegtų. Jie nieko nesijimtų dabar, Gali kadangi paspausti? gali. Paspaudėt, va, matot, jau jie ten kyla. Kažką tai bėga daryti. Gavo signalą. Tai jie iš ten atšaukia. Pats principas. Pats principas, ateina garas pagamintas katiluose, mes su šito atkertamuoju greitaeigiu vožtuvu atidarom garą ir paduodam į turbiną. Tas garas pradeda sukti turbinos lopetėlės. Ar dabar šiuolaikinis principas yra toks pat? Lygiai toks pat. Tiek atominėse lygiai tas pats, ten tik tai garą gamina reaktorius. Bet praktiškai niekas, Pats principas lygiai tas pats išlieka. Bet atsiprašau, pasigamina elektra ir kaip po to ji patenka į mūsų Pas namus. jūs vartotojus? O čia kelias irgi labai ilgas. kokia dėžutė padeda? Yra O kaip paprastai, per taip, kad transformatorių, galėčiau ten suprast, įtampos yra keičiamos daug kartų. Aš kai pradėjau dirbti žurnalistikoje, tai mano buto šeimininkas toks sakė, ką tu ten niekai susiminėjai, ateik, sakė, pas mane dirb. Sakė, o koks pas tave darbas? Sakė, ateini iš ryto, atsuki, bėgi, vakare sakė, tai kur suki? Ir sakė, viskas. Va čia tai darbas. darbas, jo. Tai aš gal galiu pabandyti, ar ne? Galit pabandyti, gal nieko nepadarysit blogo. Tai padėkit jai. Nepavyksta. Va, žiūrėk. Nepavyksta. Pavyko. Sukit dabar. Tai dabar ką jin daro? Ir ką Ji dabar atidarinėja garą į turbiną ir faktiškai garą į turėtų turbiną. turbiną pradėti šniokšti, suktis, bet dėja nėra garo. O dabar, Giedrė, kad nereikėtų tuo šturvalu uždarinėti, aš jūs pamokinsiu, kaip turbiną galima greit sustabdyti. Va šitą stuktelkit, arba ranka, arba koja. Jo. Taukšt, matot, turbina užsidarė. Nutrūko garas, net dūmai parūko. Gerai, viskas, ar ne? Lengva buvo. Viskas, mes paleidom turbiną ir sustabdėm. O kas čia per kablys? Kaip? Kas čia? Čia yra istorinis mūsų kranas. Tai yra čia jau tikrai raritetas technikos. Gamybos metai 1928. Firma Balzani. Ir veikia dar? Visas padarytas ant kniedžių. Dar suvirinimas buvo beveik labai silpnai naudojamas. Ir O veikia, kraniniai taip, veikia. Technikos stebuklas. Veikia, prižiūrim, sekam ir veikia. Visą šitą turbiną, kada šitą cilindrą reikia remontuoti, cilindrą atidenginėjom, rotorius ištraukiam. Viskas tik tai jo pagalba. Tai dabar mes randamės bendrovės, jeigu taip galima išsireikšti, širdyje, centrinėme jos valdymo pulte, kur būdi bendrovės dispečeris kartu su elektriku. Čia susieina visa įmonės informacija, gaunama, turima šiuo metu. Visi veiksmai surišti su įmonės veikla vykdomi iš čia. Ir šitų žmonių sprendimų dėka tik tai kažkas tai pajuda. Dieną naktį čia būdi? Dieną naktį, šventės, nauji metai, kalėdos, Velykos, žmonės iš čia nepasitraukia. O kur kavą pasidaro, pavyzdžiui? Vis tiek, jeigu dieną naktį. Nu, žinoma, žmonės gyvi išgeria kavos. Parodysim. Dabar mes randamės katiliniai, kur pasigamina garas reikalingas turbinų sukimui ir elektros energijos gamybai, bei yra vandens šildymo katilai termofikaciniai PTVM 52, kur gaminam karštą vandenį, kuris ateina į mūsų namus pašildymui ir karšto vandens ruošimui. Pakilsim ant 5 katilo aikštelės, kuris beveik yra išlikęs visų seniausias mūsų garo katilas. O katilo aukštis yra? Katilo aukštis šito 5 yra apie 25 metrus, kitų katilų yra aukštesnių žymiai, iki netoli 40. Čia nuo aikštelės yra vykdomas katilo uždegimo kontrolė. Tai yra liuteliai tokie,
Per juos galima žiūrėti, ar patilas užsidega tenai. Galima pažiūrėti? Galima, bet dabar tamsu ten galima pamatyti tik tai tada, kada yra ugnis, o užsidega ugnis ir tada matosi. Dabar mes apžiūrėsim veikiantį mūsų garo katilą, patį naujausią firmos Viessmann, kuris užtikrina garo tiekimą mūsų savom reikmėm ir be to tiekiam garą alaus daryklai. Jie dar naudoja mūsų garą savo technologiniam procesui. Pats katiliukas yra kompaktiškas. Jis tikrai labai nedidelis. Labai nedidelis jo našumas. Jis gamina tik tai apie 11 tonų garo. O to katilo viduj, kas ten yra? Labai daug plieninių vamzdžių, kuriais teka vanduo. Ir viduj pačio katilo ugnis. Degančios dujos. Čia? Taip. Štai taip šilta. Štai taip šilta už viso. Nu, kur jau šilta? Šilta, žiūrėkit. Šilta. Miestui prie jūros reikia daug energijos ir klaipėdiečių butams apšildyti ir laivų statytojams. Kilovatvalandės ar kuro tonos, jei visą tai įvardytume, jūsų atminty neilgai tai išbūtų. Tad pagrindinė mintis tai lieka tokia. Kuomet į seną rėmą įmontuojame modernų paveikslą, šiuo atveju naujausias technologijas, tas paveikslas sužėri netikėtomis spalvomis. Kitą savaitę Klaipėdos Energija minės 84 gimtadienį. Ir visai smagu, kad dar netaps muziejumi. 2013-aisiais į įmonę bus investuota 20 milijonų litų.